Nusikaltėliai vadinami juodaisiais archeologais. Jaunuolių gaujos su metalo ieškikliais siaubė archeologinius paminklus, ieškodami ko nors vertingo pardavimui. Štai šie vaizdai yra filmuoti prieš keletą metų Žemaičių Kalvarijoje, tačiau pastaruoju metu mokslininkai įgijo ir savotiškų konkurentų. Šiaurės vakarų Lietuvoje esančius istorijos ir kultūros paminklus įjunko naikinti juodieji archeologai. Nelegalai su profesionaliais metalo ieškikliais kasinėja duobes senuosiuose kapinynuose, ieškodami vertingų daiktų. Anot paminklosaugininkų, nepanorusių tikslinti konkrečių vietovių, šitoks nelegalus paminklų plėšimas yra masinis reiškinys Lietuvoje. Šiuo metu dėl to iškelta baudžiamoji byla. Specialistai teigia, jog jau yra sulaikytų asmenų su įkalčiais. Nuo tokios bangos, kiek mes konsultavome su Vakarų Europos specialistais, tokios žiaurios turbūt naikinimo mastų bangos Lietuvoje dar nebuvo. Ir esame nutvėrę siūlo galus, vyksta tyrimas, dėl suprantamų priežasčių aš negaliu pasakyti daugiau detalių. Vieną dalyką noriu pabrėžti, kad mums pavyko labai rimtai užkabinti organizacijos brandolį. Yra sulaikytų asmenų, yra konfiskuota nemažai įrodymų. Anot archeologų nuostoliai po tokių kasinėjimų nebepataisomi. Specialistų teigimu Lietuvoje rasti daiktai materialinė prasme nėra labai vertingi. Dažniausiai kapuose randami bronziniai papuošalai. Svarbiausia tai, jog nelegaliai iškasti radiniai visiškai netenka mokslinės vertės. Nebeaišku, kokioje vietovėje daiktas rastas, nieko apie jį nežinant sunku nustatyti ir kitas istoriškai svarbias aplinkybės. Žalą padarom, nes iš tikrųjų tie daiktai, kiek jų čia sulaikoma, kiek nesulaikoma, jie iš esmės nebetenka mokslinės vertės. Įsivaizduoja dabar kažkur kapinyne iškasė kokią segę gražiausią, jinai gali būti ir sidabrinė, ir auksinė, ir dar kokia reiškia, bet jinai mokslinės vertės neturi. Mes vėliau anksčiau atneša į muziejų, ar muziejus nuperka, bet mes nežinom iš kur, iš kokio konteksto jinai buvo paimta. Mokslinė prasme yra didelė žala. Anot specialistų, tokia nelegalia veikla dažniausiai užsiima kolekcininkai arba antikvarinių daiktų supirkėjai, kurie turi metalo ieškiklius. Paminklosaugininkai teigia, kad prie visų kapinynų budėti jie negali.